Norėčiau dar grįžti prie tos temos apie žiniasklaidos priklausomybę nuo reklamos, nuo viešųjų ryšių iš esmės. Apie tai, kad spaudos žurnalistas gali pasimti tekstą ir juo pasinaudoti, tai taip ir aptarėme. O kalbant apie kitas žiniasklaidos priemonės, apie įtaką viešųjų ryšių joms ir tam pačiam gal ir visuomenėm transliuotojai, ir kitom televizijom, radijos stotim ir interneto. Tai įtaka yra ir čia aš nematau nieko blogo iš tikrųjų. Viešųjų ryšių bendrovių uždavinys yra iš tikrųjų, dirbti su tom bendrovėm, kuriam dirba ir skleisti žinią apie jas. Ir ne visi viešieji ryšiai patys savaime yra blogas dalykas. Tarkim, žmogus, nežinau, sugalvojo naują produktą, ir jam reikia paskleisti žinią. Ir čia yra irgi viešieji ryšiai. Bet galbūt tai iš tikrųjų yra geras, naudingas ir žmonėms reikalingas produktas. Ir čia tikrai nėra blogai. Bet taip kaip jūs mano, tikrai nedaugelis kitų žurnalistų. Visiems atrodo, kad čia yra reklama. O jeigu reklama, nes galima paimti už tai pinigus, per reklamos skyrių. Aš nežinau, tarkim, aš žinau, kad tarp BNS žurnalistų, kurių yra ne taip ir mažai, reiškia, ne taip kaip aš galvoja, turbūt absoliuti dauguma. Tai aš tikrai nematau šitoje vietoje bėdos visiškai. Ir aš tikrai pažįstu ne vieną viešųjų ryšių bendrovėse dirbantį žmogų, kurie yra profesionalai, kurie netgi gali pasiskambinti ir pasiklausti konkrečių dalykų apie tą sritį, už kurią jie atsakingi, nes jie kartais būna pakankamai gerai įsigilinę, tą sritį geriau negu, tarkim, žurnalistas, jis gali tau paaiškinti. Bet tu nebūtinai turi rašyti, ką jis tau aiškins. Tau reikia žinojimų. Tu gali pasiklausti jo, tu gali pasiklausti oponento tam, kad sudarytum savo nuomonę. Tai toks turėtų būti žurnalistas, iš tikrųjų, normalus žurnalistas, jis turėtų susirinkti visas įmanomas nuomonės, išklausyti ir to vadinamo PR-ško, kuris ten stengiasi, oponento, ir po to jau pabandyti padaryti savo išvadą. Jeigu negali padaryti savo išvadas, jam belieka ką? Jam ir belieka pateikti vieną nuomonę, antrą, dar ir trečią galime pateikti geriausią. Toks yra jo darbas, jeigu jis nesugeba padaryti išvadas. Tai yra normali žurnalistika. Bet kita vertus yra dar toks momentas, pavyzdžiui, apie televizijas kalbant. Jeigu yra naujiena, kuri yra susijusi su verslu, labai dažnai yra vengiama netgi titruoti, uždėti titrą, kokios įmonės atstovas kalba. Pavyzdžiui, spaudoje būtų net sunku įsivaizduoti, kalba vienos draudimo bendrovės atstovas, kitos draudimo bendrovės. Aš nežinau, kas tą sugalvojo šiaip. Čia kažkas sugalvojo, kad taip mes tapsim grynesni, arba galbūt iš tikrųjų tuo norėta buvo pridengti galbūt kitą vietą, per kur tie pinigai ateina. Aš nežinau, nes aš nematau problemų šitoje vietoje. Jo, gali būti, jeigu tu darai iš tikrųjų reportažą ir stovi ten banko atstovas ir sako, mūsų bankas yra pats geriausias ir neškite visi pas mus savo indėlius. Taip tai bus reklama, taip tai netinkama galbūt televizija. Bet jeigu iš tikrųjų, jeigu tu šneki ne analitiką kokio nors banko, jeigu tai yra protingas žmogus analitikas, jeigu, tarkim, jo prognozės anksčiau yra pasiteisinusios, ar ne, tarkim, jisai atspėjo, kodėl nešnekinti rodė, kad būtent su to banko, nes tas bankas užaugino tą dalį. Tai čia su politikais, mes kai šnekam, kalbinam politikus, mes gautam partijos pavadinimą, ar ne. Galėtume sakyti politikas. Čia iš tikrųjų matyti susiję ir su tuo, kad žiniasklaida kartais taip išsigandusiais veidai žiūri į verslą. Jie iš vienos pusės bijo kažkokios paslėptos reklamos, iš kitos nori gauti pinigų, kad išgyventų. Ir toks dalykas, kad verslo naujienų kokybė ir smukdo. Gal yra ir tarkim, vėlgi, tam pačiam BNS mes esam susidūrę iš tikrųjų anksčiau gerokai. Tarkim, būdavo verslo bendrovės, kurios prenumeruoja BNS naujienas ir, reiškia, tu parašai, kad nors, tarkim, ne visai teigiamo ir tau skambina ten įmonės ar vadovas ar kažkas sako, mes jūs prenumeruojame, kodėl jūs apie mus blogai rašote. Ir tada bandai žmogų paaiškinti kad tai, kad jūs prenumeruojate, nereiškia, kad jūs nusiperkat mūsų. Tai čia lygiai taip pat su reklama yra. Juk verslas užsako reklamą, išskyrus išskirtinius atvejus su VST ir dabar su Vilniaus energija, ne tam, kad nusipirktų žiniasklaidą, bet tam, kad apie jo paslaugą arba produktą sužinotų kiek įmanoma daugiau žmonių ir pirktų, ar ne, kad jis gautų daugiau pelno. Tai čia normalus dalykas. Tai kodėl dabar reikia verslo bijoti, nes tai yra, reklama turi savo užduotį. Ir žiniasklaida turi savo užduotį. Ir verslas turi užduotį. Ir tas tarpusavį puikiai labai dera. Ir aš čia nematau problemos, kad, tarkim, taip, Lietuvoje tai tapo iš dalies problema, nes atsiranda savicenzūra, žmonės pradeda patys galvoti, jeigu aš matau po save laikraščio arba televizijoje reklamą, tarkim, sakykime, Omnitelio arba Švyturio, gal man nereikėtų ko nors blogai apie Omnitelio Švyturio rašyti. Bet tai yra, aš manau, kad tai yra žurnalisto problema, pirmiausiai, aišku, truputėlį leidėjo problema, bet tai yra pirmiausiai žurnalisto problema ir čia nereikia kaltinti verslininkų. Žurnalistas pats nusprendžia, kada jis rašo, ką rašo ir ką jis daro, kai jam liepia nerašyti. Čia yra jo atsakomybė. Ir ką daro, kai
rašo rašinį su savo pavardė, bet randa ne tą rašinį. Taip, tai va čia iš tikrųjų ne verslininkas kalba šitą. Tai aš dažnai žurnalistams sakau, studentam, truputėlį turim tokią grupę, kuris su kuria bendraujam, tai aš jums sakau vieną dalyką. Kada nors, kai tapsite žurnalistais, neišvengiamai bus ta diena, kai jums reikės priimti sprendimą. Jis visiems žurnalistams būna be išimties. Ir kai tu tą sprendimą priimi pirmą kartą, tai po to ir tu eini arba vienu keliu nueini, arba antru keliu nueini. Gali būti taip, aišku, kai tu sprendimą priimi, gal tu nebegalėsi būti žurnalistu, nes tau nebus kur dirbti. Gali būti ir taip. Bet jeigu tu nori būti žurnalistu, tu tą sprendimą turi priimti tokį, kad būtum žurnalistu, kol gali būti.